Sveikinusiu su jumis iš Italijos. Bandau patekti į vieną iš neveikiančių Italijos elektrinių. Oi, dalis mūsiškių taip garsiai eina. Tikiuosi, kad viskas man bus gerai. Bandau užlipti viršų, labai norėčiau surasti kontrolės kambarį. Ta prasme, visiškai apleistas, viskas sugriuvę, šviestuvai šviečia. Sveiki, eteryje laida Praeities žvalgas. Aš Arūnas Jasiuškevičius sveikinuosi su jumis iš Italijos. Esu nelabai toli nuo Romos. Man už nugaros yra apleistas vienuolynas. Iš tiesų pirmą kartą esu tokiame objekte, tai pabandysiu viską sutalpinti į 20 laidos minučių, nes objektas didžiulis. Viską apeiti turbūt ir nespėčiau per tą laiką, bet kažkaip pabandysiu. Iš tikrųjų nežinau istorijos, negaliu pasakyti, kodėl tas vienuolynas buvo apleistas, kas jam atsitiko ir net nežinau, ar čia vyro ar moterų buvo vienuolynas. Kur pradėti? Čia turbūt vienuolyno techninė dalis, garažai. Čia, kaip suprantu, sodas. Čia irgi vienuolyno techninė dalis ir pagal architektūrą matosi, kad pastatyta jau gerokai vėliau. Įdomiausia turbūt, kaip ir man visiems, patekti į vienuolyno patalpas ir kiekviena vienuolynė turi būti bažnyčia koplyčia. Ten turėtų būti pati gražiausia vienuolyno vieta. Tai vat labiausiai aš noriu patekti tenais, rasti tą vietą. Nu ką, eisiu per pagrindinį įėjimą. Per centrinės duris. Fontanėlis per vidurį buvo. Vedu iš karto. Vėsu taip jaučiasi fainai. O geras. Baldų dar likučiai. Baldai tokie senoviniai. Keista, kad grafičiais neištepliota. Gal čia nelabai senai apleistus, jisai nespėjo dar jau suninkot. Čia kiemas. Nesimato, čia viskas krūmais apžėlė. Bet panašu, kad tenais jau nieko nėra toliau į tą pusę. Jo, va čia tvora jau buvo. Gerai. Grįžtu gilin. Kus čia? Šildymo katilas. Geras. Panašu, kad jie čia malkom kūreno. Va tas pirmas aukštas toksai labiau kaip net negyvenama dalis, o kaip techninė kažkokia, nes lubos labai žemos. Nelabai žemos, bet langai aukštai pakelti, palangės aukštai. Toksai kaip pusrūsis atrodo. Bandysiu lipti iš karto į viršų. Laiptukai. Opa. Kas čia užrašyta? 1928 metai. Bet aš nesuprantu, kas užrašyta, ką čia reiškia. Va čia jau visai kitas vaizdas. Lubos aukštos, dekoras. Vau, patalpos kokio dydžio. Vau. Vau. O, geras, koplyčia. O, geras. Fantastika. Geras. Ant lubų kokie piešiniai. Štai, koplyčią radau, bet turiu tokią nuojautą, kad turėtų būti dar didesnė koplyčia, todėl kad vienuolynas žiauriai didžiulis, o šita koplyčia pakankamai maža. Tai aš manau, žinokit, kad reikia pavaikščioti, turas dar vieną didesnę, o ten dar, mačiau dar į bokštą lygtai praėjimas kažkoks, ten žodžiu, laiptai kitą aukštą. Tai čia dar daug vaikščiojimo. Va čia va, marmuro laiptai. Opa, o kas čia? Čia žis panašu į sporto salę. Čia tas naujas priestatas techninis. Tai čia turbūt nieko gražaus nebus. Grįžtu atgal. Altorius.
Kažkoks langelis padarytas. Geras. Gerai. Ką Žydrė jaunoj pusėje įdomaus radai? Yra didelė bažnyčia? Labai bažnyčia. Nes čia yra maža bažnyčia kažkokia. Koplyčia. Blemba, aš taip ir sakiau, kad turi būti dar viena bažnyčia, kad negali būti tokio didžio vienuolynas, turėti tik tai vieną koplyčią. Tai turėtų būti daugiau. Įėjimas bus gražus. Opa. Tuščias kambariukas. Tuščias. Va, iš čia matysis kiemas iš antro aukšto. Tai nieko čia ypatingai nėra, autostrada matosi. Manau, kad dabar eisiu dar atgal į šitą patį pastatą ir užlipsiu laiptais į viršutinį aukštą. Va čia laiptinę radau. Gerai, šitą laiptinę ir lipsiu. Pirmiausia, iš eilės. Pirmiausia, apžiūrėsiu vieną pastatą, o paskui eisiu apžiūrėti kito. Esu žiauriai didelėje salėje ir iš tikrųjų galvoju, kad tai yra patalpų ploto švaistymas. Nes čia turbūt galėtų tam plote gyventi, koksai 50 vienuolių. Bet aš kaip suprantu, kad čia netrūko erdvės, čia labiau trūko vienuolių. Salė didžiulio, salės gale. Išėjimas į balkoną. Ir dušai. Dušų patalpos. Ilgas koridorius su dušais. Užlipsiu dar vieną aukštą, čia dar vienas yra ant viršaus aukštas. Prausykla. O čia jau gal palėpė, kad langas toksai. Čia langas eina iš fasado pusės per visą aukštį. Gal čia stalas numestas ant praėjimų. Taip, čia palėpė. Palėpės man patinka, galbūt biblioteka. Gal kokių knygų rasiu. Tuščias kambariukas. Stogas to priestato. Pusė jau tenais nieko įdomus nesimato. Iš viršaus miestelis visas matosi. Pačioj mikriukas mano. Ten gal ta bažnyčia bus. Gerai, panašu, kad reikia leistis laiptais žemyn ir eiti kitą pastatą, todėl kad gretimas pastatas panašesnis į vienuolių gyvenamas vietas. Ten toksai uždaras kiemelis yra, ratu pastatyti namai ir netgi matosi, kad yra langai su vitražais. Tai tas gal dar bus įdomesnis. Tai varau dabar vieną pastatą. Taip, spėju, kad ana pastato dalis buvo skirta visokiam apeigom, o šita pastato dalis buvo skirta gyvenimui vienuolių. Vienuolių vyro arba moterų. O kažkokia didžiulė spinta ant žemės nuvirsta. Ir dar viena spinta. Čia gyvena kažkokie paukščiai. Vienuoliai savo sodą turėjo, šiltnamis kieme matosi. Bet iš tikrųjų, kaip senovėj buvo įprasta, kad vienuolynai turėjo ten kažkokius vynuogynus ar ten darydavo pardavimui kažkokį alkoholį, tai čia jūs krypot per mažas, neaišku, už ko jie čia gyveno. O čia turbūt gyveno nusipelnęs koks nors vienuolis, nes kambarys gerokai didesnis ir turėjo balkoną. Ir balkone tualetą netgi turėjo. Jam nereikėjo turėjo savo atskirą tualetą, nereikėjo eiti koridoriaus gale esantį sanitarinį mazgą. Va čia irgi. Opa. Kažkoks vienuolis laksto. Pažiūrėkit, koks gražus kiemelis. Čia labai saulė šviečia. Iš kitos pusės parodysiu. Vidury šulinys matosi. Ir va čia, kur stogas įlūžęs.
Bet viršui. Nu, okei, pabandysiu užlipti, gal tenais varpinės matysi tie vitražai. Mikriukas kieme. O, ko šis siauras toksai? Čia, matyt, gal... Geras. Čia bažnyčia. Opa. Čia viršui žiūrėk kažkokios VIP ložės turbūt buvo. Chebrytė, bažnyčią radau. Gerai, reikia nusileisti į apačią, filmuoti viską. Ai va, aš iš anos pusės tos vitražinius langus mačiau. Pliamba, čia kokie paveikslai. Čia kai dega žmonės, angelai tuos žmonės laisto. Ant lubų kažkoks paveikslas. Čia kunigas. Vau. Gerai, bet reikia iš apačios nueiti arčiau prie to altoriaus, nes iš viršaus nelabai kas matosi. Tai norėčiau dar labai į varpinį užlipti. O, geras. Čia VIP kambariai turbūt jo. Čia apartamentai VIPiniai. 2 kambarių apartamentai. Individualus sanitarinis mazgas. Su dušo kabina. Vaizdas per langus. Į visą miestelį. Tualetai, kas čia? Ačiū, koridorius. Terasas stovi. O, geras. Techninės dirbtuvės. Gerai, fainai vidun. Taip, čia radau dar tokius siaurus liptukus. Opa. Ir čia ir įtariu. Šlipimas yra į viršų. Kopėtėlėm. O, geras. Varpinė. Ir stovi vienuolis vienas. Paliktas. Kur varpo padėjai? Vienuolį. Kaip sako, itališkai varpai. Aledžink. Čia ne kiniški kartais? Džing-džong. Ne, tai tik džing-džong. Tai vis kinis. Šitai sako, ne džing, ne džong. Žinai, kaip lenkiškai sako. Va tai jo skamba varpai. Džing-džong. Šitai da džing, da džong. Tink. O verta buvo? O, ant anos stogo Oskaras medituoja. Per einu aš į bažnyčią leidžiuosi. O tai kaip čia suprasti? Kodėl čia grotos ir kodėl čia užrakinta? Nesąmonė. Okei, bandysiu per lau. O, geras. Čia kokie paveikslai. Pažiūrėkit čia kaip fainai. Vidinis kiemelis. Galima praeiti ratu. O ratu yra paveikslai visur. Aišku, jie tokie pablukę. Nelabai čia galima suprasti, kas čia pavaizduota. Nu, bet vis tiek labai gražus vidinis kiemelis. Čia dalis paveikslų tokių jau apaugusių žolėm. Įdomu šulinį yra vandens. Geras ten rūsys. Ane, Oskariukai, žiūrėk, čia slėptuvė. O jei, kiek ten daiktų primest. Tiesiog, manau, toks rūsys buvo. Jo. Ne rūsys, o toks šiulišitas. Lemba, čia tokius įdomios patalpos. Opa, dar viena salė su stalu. Čia gal kokius laidojimų patalpus. O tu į bažnyčią buvai įėjęs?
Aš visur buvau. Požemiuose buvau. Požemiuose? Yra. O yra kas įdomaus požemiuose? Ne, žinau, leidys ir prieini prie kito išėjimo, ten dalyviai žmonės. A, nebūtų kokia nors. O. Rūsys. Vyno butelių pintinės. O, nu prašau. Vyno bačkos. Prašau, va, vynuga. Molinės didžiulės vyno bačkos. Čia vėl vyno buteliai. Čia turbūt vynogių rauginimo patalpyklos. Nu taip, kažkaip vis tiek jie čia mėgsta papijukaut. Lemputė tokia nupiepus. Vis dar neradau, kaip patekti į tą bažnyčią. Bandau rasti šeimą iš šito kiemelio. O, šeimas į gatvę. Į gatvę. O, bet čia pagrindinės durys į bažnyčią, aš kaip suprantu. Bet jos uždarytos. Dar radau vienas duris. O čia dar kažkoks yra altorius. O, geras. O. Nieko sau, čia patalpa. Bet vyrukų kažkokiu likę. Gracijas. Čia kažką jau žiurkė sugraužė. Reikia čia truputėlį tvarką padaryti. Man atrodo. RP Vikarijo. PR Leopoldo. Skelbimų lenta. Nu. Kurie metai laikraščio nesimato. Nuplėšyta. Biblioteka San Bernardino. Data 2073. Nu, kažin. Ir panašu, kad apėjęs visus praėjus kryžiaus kelius, pagaliau patekau į bažnyčią. Štai mano nugaros altorius, vitražai, prieki tas balkonėlis, kuriame buvau. Tai čia viską filmuosiu. O, glemba, ten ir vitražai kokie, ir paveikslai dar ant lubų. Ką tu čia prabangiai viskas įrengta. Ką tu. Čia aš kaip suprantu altorius. O iš čia mišias vesdavo. – 1977 metai. Kągi, broliai ir seserys, skelbiu šią laidą baigta. Ačiū, kad žiūrėjote, susimatysime kitose laidose. Ate. Esu Italijoje ir bandysiu patekti į uždarytą spirito varyklą. Bet čia tai viskas įspūdingai atrodo. Einu dabar pasižiūrėti patį įspūdingiausią pastatą šiame komplekse. Įspūdingas dydis, ar ne? Tokia atmosfera iš tikrųjų baugoka, sakyčiau. O geras, čia laboratorija kokia.